Įsivaizduok, kad tavo banko sąskaita ištuštėja per naktį. To verslas sustoja, tavo duomenys užrakinti, o už jų atkodavimą prašoma išpirkos bitkoinais. Kas tai padarė? Ne nusikaltėliai iš pogrindžio, ne anoniminiai hakeriai, tai valstybė. Šiandien papasakosiu apie Lazarus Group, slapčiausia ir pavojingiausia hakerių organizacija, veikiančią Šiaurės Korėjos vardu. Lazarus Group pirmą kartą pastebėta 2009 metais, kai buvo įvykdyta keista kibernetinė ataka prieš Pietų Korėjos ir JAV vyriausybės svetainės. Niekas tada dar nesitikėjo, kad tai tik pradžia. Grupė yra glaudžiai susijusi su Šiaurės Korėjos karinės žvalgybos agentūra Reconnaissance General Bureau. Tai ne šiaip nusikalstamas tinklas, tai valstybės finansuojama operacija. Ji turi biurus, biudžetą, vadovybę ir misiją, o ta misija – rinkti pinigus bet kokiomis priemonėmis, nes Šiaurės Korėja yra izoliuota nuo pasaulio ekonomikos dėl griežtų sankcijų. Ši grupė nėra viena, ji yra skaidoma į padalinius. APT-38 – finansiniai nusikaltimai, Blue Nor Off – verslo sektoriaus atakos, Andariel – infrastruktūros, pavyzdžiui kariniai ar energijos tinklai, Lazarus Core – žvalgyba, šnipinėjimas ir didelio poveikio atakos. Lazarus veikia ne kaip chaotiški įsilaužėliai, o kaip disciplinuoti kibernetiniai kariai. Jų ginklai tai socialinė inžinerija, melagingi elektroniniai laiškai, siūlymai dėl darbo, kenkėjiški CV failai, trojos arkliai ir kenkėjiška programinė įranga. Jų sukurtas kenkėjas RET leidžia perimti visas sistemos kontrolę. Nulinės dienos pažeidimai. Jie dažnai naudoja Zero Day pažeidimus, apie kuriuos dar net nežino nei gamintojai. Kriptovaliutų vagystės, pasisavinti raktai, įsilaužimai į wallet sistemą, net blockchain manipuliavimas. Tačiau jų galingiausias ginklas yra kantrybė. Jie gali kelias savaitės ar net mėnesius sėdėti tavo kompiuteryje, įmonėje, sistemoje, tik laukdami tinkamo momento. Išpuoliai, kurie sukrėtė pasaulį. Sony Pictures 2014. Kai Sony sukūrė komediją The Interview, kurioje tyčiojamas iš Šiaurės Korėjos lyderio, režimas įsiuto. 2014 m. lapkritį Lazarus įsilaužė į Sony sistemą. Pavogė ir nutekino 100 GB slaptos informacijos, darbuotojų duomenis, elektroninius paštus, neišleistus filmus. Net aktorių atlyginimai tapo vieši. Tai buvo pirmasis pasaulyje toks politiškai motyvuotas kibernetinis smūgis prieš privačią kompaniją. WannaCry 2017. Lazarus paleido išpirkos virusą WannaCry. Virusas užrakino duomenis daugiau nei 200 000 renginių, 150 šalių. Ligoninės, universitetai, įmonės, visi buvo įkalinti. Išpirkos reikalauta bitkoinais. Virusas išnaudojo Windows saugumo spragą, paviešinta po NSA JAV nacionalinio saugumo agentūros nutekėjimo. Jungtinė karalystė buvo priversta atšaukti 100 operacijų, nes ligonių sistemos sustojo. Ronin Network 2022. Šis atvejis laikomas viena didžiausių kriptovaliutų vagysčių istorijoje. Lazarus pavogė apie $620 milijonų iš Ronin blokų grandinės, naudotos Axie Infinity žaidime. Jie įsilaužė į 5 patvirtinimo mazgus, gavo kontrolę ir pervedė lėšas į anoniminius adresus. Vėliau pinigai buvo išplauti per Tornado Cash, DeFi platformas ir sumaišyti su kitomis kriptovaliutomis. Stake.com Casino 2023. Rugsėjo mėnesį įsilaužta internetinį kazino Stake.com ir pavogtas $41 milijonas. FTB tiesiogiai įvardijo Lazarus kaip kaltininkus.
Nors platforma greit atstatė nuostolius, pasauliui tai buvo ženklas – niekas nėra saugus. Bybit Exchange 2025. Pati naujausia ataka – Lazarus įsilaužė į Bybit kriptovaliutų biržą veikiančią Dubajuje. Pavogta apie $1,5 milijardo. Ataka įvykdyta per netikrą partnerystės pasiūlymą išsiųstą vadovui, kuris atidarė kenkėjišką failą. Šis įsilaužimas laikomas didžiausia kibernetinė vagystė istorijoje. Šiaurės Korėja yra viena iš labiausiai sankcijų sukaustytų šalių pasaulyje. Ji neturi prieigos prie tarptautinių rinkų, finansavimo, prekybos. Tad Lazarus tampa rankomis, kurios renka pinigus režimui. Remiantis Jungtinių tautų ataskaitomis, šios lėšos yra naudojamos branduoliniai ir raketų programai finansuoti, technologijų pirkimų juodojoje rinkoje, bei elito gyvenimo būdui užtikrinti. Tai ne tik ekonominis nusikaltimas, tai valstybinis finansinis terorizmas. Lazarus nariai dažnai veikia ne tik Šiaurės Korėjoje, bet ir Kinijoje, Rusijoje ar kitose šalise, kuriuose juos sunku pasiekti. Jie naudojasi falsifikuotais dokumentais, VPN tinklais, miksavimo servais kriptovaliutoms, pinigų išgryninimu per front kompanijas. Kai kurios operacijos yra išskaidomos į 30-50 žingsnių, kad būtų neįmanoma atsekti jų kelio. Net kai kurios valstybės, kurios nėra draugiškos vakarams, jos toleruoja arba net leidžia naudoti jų infrastruktūrą. Šiandien gyvename pasaulyje, kuriame karas nebūtinai prasideda tankais ar bombomis. Jis prasideda tyla, vienu paspaudimu, viena netikra žinute, vienu failu, kuris atidaro duris į tavo skaitmeninį gyvenimą. Ir už to dažnai stovi ne pavienis nusikaltėlis, o visa valstybė. Lazarus Group – tai ne tik hakerių komanda, tai ženklas, kad pasaulis pasikeitė. Tai kibernetiniai kariai, ginkluoti kodų, virusais ir algoritmais. Jie vagia ne tik pinigus, jie vagia saugumą, pasitikėjimą ir stabilumą. Kol kai kurios šalis kariauja dėl teritorijų, Šiaurės Korėja kovoja dėl išlikimo virtualiame fronte. Ir ji tai daro pavojingai gerai. Su Lazarus nematomu priešu, kurio neišeis neutralizuoti bombomis ar sankcijomis. Klausimas lieka vienas. Kiek mes visi esame pasiruošę pasauliui, kuriame karas gali įvykti tavo telefone? Dėkoju, kad likote iki pabaigos. Tamsioji interneto pusė visada arti. Būkite budrus, būkite saugus ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.